galima daryti mankštą ir kenkti savo, ir galima daryti mankštą ir sveikti nuo to. Ir mes net nepagalvojam, kad tiesiog ranka ant kūno, jinai veikia mūsų smegenis, taip jinai veikia. Manau, kad labai žmogiška dalis būti tokiu neurotiku. Aš tiesiog tokia esu, man tai patinka, aš taip ir darau. Ir tu ten matai daug tų glebeščiavimuose. Nereiškia, kad visi su visais ten grupiniai vyksta. Sveiki. Šiandien su jumis tinklalaidė Pažink savo trenerį ir jau 10. jos epizodas. Jame kalbėsime su kineziterapeute, kineziologe, osteopate, dubens dugno mankštų trenere, kūno terapijos klinikos ir integratyvios kūno terapijos akademijos įkūrėja Rasa Skrabutienė. Bet prieš tai dar pasakysiu, kad ekrane be manęs ir pašnekovės matysite karts nuo karto ir Aeromix logotipą. O Aeromix yra fitneso mokymų centras, kuris organizuoja seminarus besidomintiems sportu, sveikatinančių judesių ir organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarus treneriams. Tad tik noriu pasakyti, kad tikrai pasižvalgykite dabar Aeromix internetinėme puslapyje, nes artimiausiu metu nusimato daug gerų seminarų. Ir ką tikrai norėčiau išskirti ir rekomenduoti, tai vasario 15-16 dienomis startuosiantį Pilates Med kursą, kuris bus su dėstytoju iš Italijos, Maximilian Strog. Esu ir aš dalyvavusi jo seminare, tai tikrai labai geras dėstytojas ir bus ne tik daug teorinių žinių, bet dar labai daug praktikos. Tai tikrai atkreipkite dėmesį. O dabar grįžtant prie reikalo. Labas, Rasa. Labas, Ieva. Kaip gyveni? Visai nieko. Nes nežinau, kokį tikėt atsakymą. Nes dabar tiesiog galvoju, reikia vėl kažkaip įvažiuoti, nes taip susitikom, be tos didelės įžangos ir prisėdom, tai galvoju, gal reikia kažkaip... Visai be įžangos, aš net nežinau, ką mes kalbėsim. O koks jausmas čia būti? Žinai, fainas jausmas yra, kad važiavau su mašina ir galvoju, pirmą kartą važiuoju pokalbį ir aš tavęs sąmoningai nepaklausiau, apie ką kalbėsim, nes galima labai daug ką kalbėti. Ir nei temos, nei klausimų, tai jaučiuosi tokia smalsi. Kas čia gausis, ką čia kalbėsim. Kaip ir sakiau, nežinau, ar tau įdomu, ar man. O man labai smagu, kai manęs neklausia, apie ką kalbėsim. Man tokia visiška laisvė. Bet kuriuo atveju aš turiu tą laisvę, nes jeigu net ir paklausia, aš nesakau. Tiksliau sakau, pasižiūrėkit pokalbius, paklausykit. Susidarysit įspūdį. Tai gerai, žinau, kad neverta klausti. Neužšinau burnos. Tai va, o... Tai smalsiai jaučiuosi, va dabar atėjo atsakymas. Taip. Gerai. Nes aš galvoju dar kartelį priminti, kad šioje tinklalaidėje mes taip tyrinėjom žmogų, iš esmės. Ir žmogų būtent tą, kuris pasirinko būti mokytojų, vedliu, treneriu, įkvėpėjų sveikatingumo srityje. Ir šitą, kabutėse, tyrimą pradedam taip nuo vaikystės, nuo anksti ir tęsiam, žodžiu, per man aktualiausius klausimus tyrinėjom. Tai čia dėl savęs, tokia savo, tokia ekspertizė, ar ne? Fainai, tai, žodžiu, nuo pat pradžių man tada atrodo ir norisi pradėti. Papasako, koks buvai vaikas. Ar sportiškas, sveikas, aktyvus, ar visiškai priešingas? Geras. Fainas klausimas labai. Koks buvau vaikas, labai įvairus. Iš karto ateina mano sesė, nes aš augau su sesė dvynė, turėjau vienintelę sesę, mes visą laiką buvom kartu. Tai kažkaip iš karto vaizdas ateina dviejų žmonių, tokių dūzgiančių nuolatos. Tikrai buvau aktyvi, smalsi, tokia maištinga, nelabai patogi. Kodėl? Kaip? Tėvam, mokytojam, tokia, triukšmo daranti. Taip dabar tiesiog kalbu taip iš tokio pilvo, ar ne? Kaip klausiu, nesitikėjau visiškai iš tokio klausimo. O aš visiškai nesitikėjau tokio atsakymą iš tikrųjų. Kad aš maištinga buvau, tai aš tokia ir likau, man taip atrodo. Kažkaip einantį savo keliu, arba bent jau bandantį į savo keliu, mažiau taip sistemiškai žiūrinti, kaip reikėtų, kaip turėtų, ar ne. Taigi labai daug tokių normų esam aplipdyti. Tai buvau tokia, bet ir labai jautri, žinai, buvau tikrai labai jautri ir manau, kad
Jeigu žiūri dabar savo nuotraukas, matau tokią ganėtinai piktą paauglę veidę, tai suprantu, kad ten daug gynybos buvo. Reikėjo saugoti save stipriai. Savo jautrumą, kuris kartais mes galvojam, kad jautrų žmonės, jie tokie labai visą laiką tyliai, švelniai kalbantis, tokie, nežinau, pūkuoti meilučiai. Tai labai gerai žinau, kad labai jautrų žmonės kartais gali turėti labai tokią stiprią išorę. Tai gal kažkaip taip. Suprantu. Apie ką? O man dar įdomu, tas, kai kilo vaizdinys, kad dvies iškart sudvynė. Šiaip įdomus visą laiką reiškinys tas dvynė. Aš turiu sesės dvynės, bet jos yra skirtingos. Tikrai. Labai skirtingos. Labai sakys kažkada. Bet įdomiausia, tai kad aš ruošdamosi pokalbį prieš kelias dienas sapnavau šitą dalyką, nes aš žinau, kad yra sesė dvynė Rita. Taip, jos vardą nežinai. Ir sapnavau, kad aš ruošiuosi kalbėti su Rasa, o ateina Rita. Ir iš tų filmų scenarijų ir mane jūs apgaunat, nes kalbinu Rita. Geras. Faina kaip. Bet, žodžiu, gyvenime taip nedarot. Žinok, ne. Kažkada ten žaidėm porą kartų, bet tik dėl to, kad toks lūkestis buvo, kad tai ką jūs čia niekada nečytinat, nieko nemeluojat. Esam truputį padariusių, bet kažkaip ten nieko nebuvo ypatinga. Mes iš tiesų labai panašios, mūsų balsai labai panašus, mūsų mimikos, veidai, skoniai, požiūriai, gyvenimą, vertybės. Mes daug labai turim sąlyčio taškų, bet ir esam skirtingos. Tai tikrai netokios pat panašios. Ir kažkaip kuo labiau augam, brestam kartu, tuo labiau išryškėja skirtumai tarp mūsų. Ir smagu yra tokį iš išorės gauti pamatymą kitų žmonių, kad jūs visai skirtingos. Kartais mes studijuojame abi su Rita biodinaminę kūno psichoterapiją. Tai ten daug vyksta tokio gylio, daug ėjimo į save ir ten daug atsiskleidimo, kaip mes ten iš tiesų esam. Tai viena mūsų mokytoja yra pasakiusi, sako, jūsų energija yra labai skirtinga. Ir ko gero dvynukai, gal nežinau, daugiau mažiau, visi neišvengia tokio įdėjimo. Du žmonės yra įdedami į kažkokią tai vieną kategoriją. Ir kartais yra iš tikrųjų jie tokie, kaip į vieną žmogų žiūri. Ten yra du žmonės, dvi savastis, dvi sielos. Ir yra iš tikrųjų poreikis, kad kažkas ir iš išorės pamatytų, kad taip, mes labai panašios, bet ir turim labai kertinių skirtumų. Tai labai mums įdomu pačiom. Taip, mes vis dar praleidžiam labai daug laiko kartu, manau, kad taip ir liks visada ir čia yra faina. Pačiom smagu pamatyti, kokias mes kartais skirtingos būnam. Ir vaikystėje, žinau, buvom irgi šiek tiek skirtingos. Aš buvau tokia gal truputį umesnė nei mano sesuo, gal mažiau patogesnė, sesė mano švelnesnė buvo, draugiškesnė, tokia socialiau, gal labiau priimtesnė nei aš su savo charakteriu. Mano vyras sako, viena lapė, kitas ežiukas. Galės spėti, kuri lapė, kuri ežiukas. Nebus sunku. O tai dabar aš galvoju, iš karto paklausiu, kad su Rita čia ties tuo galbūt ir sustosim, nes norėsiu klausti apie jūsų pasirinkimus ir kineziterapiją, bet prieš tai pasakykit, Rita, kitų kelių pasuko? Ar jūs nuo pat pradžioje atko? Ne, Rita visai nieko bendro neturėjo su medicina, su terapija. Tik dabar taip susivienodino. Taip, visiškai iš kito galo jinai atėjo biodinaminė kūno psichoterapija, tiesiog aš ją pakviečiau kaip tokia labai tokia stipri terapinė erdvė. Tai dėl savęs labiau. Aš ją pakviečiau dėl savęs, bet įvyko lūžis. Ir mano sesė tiesiog labai stipri ir kardinaliai pakeitė savo profesinį kelią. Jinai pradėjo terapiniu keliu ir dabar jau pirmieji jos žingsniai taip pat su manim daro supervizijas, mokosi ir žiūri, kur tenai toliau studijuoti, gal kokią psichologiją pasibaigti, nes jinai, kaip sakant, nuo pakankamai aukšto leptelio pradėjo tą terapinę perspektyvą įsileisti savo gyvenimą. Kūno psichoterapija galbūt žinai, kad yra... Aš galvojau, kad čia ir studijuoji biodinaminę kūno psichoterapiją, kai turi pagrindą medicinos jau kažkokį. Visaip. Vieni turi, kiti ateina dėl savęs. Ir tai yra
Ir taip, ir taip. Tai gerai, tai grįžtant tada prie jūsų ir tęsiant jau toliau viską iš eilės. Prie manęs. Kaip pasirinkot kineziterapiją? Kas pasirinko? Man vis gerai, pasirinkai. Gerai. Kaip pasirinkai kineziterapiją? Po mokyklos iš karto šitas rytis buvo, ne? Ar prieš tai kažkas buvo? Tikrai ne. Tikrai ne po mokyklos iš karto. Po mokyklos buvo tai toks gal vienas sunkiausių etapų, kurį prisimenu, nes visiškai nežinojau, ką veikti, kur būti, kaip būti. Buvo tokia didžiulis pasimetimo etapas, kai buvo visai neaišku, ką aš čia dabar turėčiau veikti gyvenime. Jau mes baigėm mokslus ir turėtumėm žinoti, ir ne, šioje visuomenėje. Ir nieko panašaus man tai nebuvo. Man tai buvo labai labai sudėtingas laikotarpis. Ir aš esu iš Kelmės miesto, toks miestelis, ar ne, nežinau, mažas gal, nėra labai mažas. Pažiūrėjau šią vasarą pro Kelmę. Tai tikrai nežinojau ir aš jau tiesiog dirbti darbą. Kineziterapija atėjo vėliau dirbant, tiesiog aš dirbau parduotuvėje, pardavėja, mano mama buvo pardavėja ir aš kuisiausi po save, jau pradėjau knygas skaityti, dienoraštį rašyti. Ir atėjo man toks iš tikrųjų suvokimas, kad aš būtinai turiu įgyti profesiją tą, kuri mane augintų. Man tas buvo be galo svarbu, kad ne ten, kad aš būčiau kažkokia ten, nežinau, turtinga, irgi svarbu, bet kad aš tiesiog augčiau kaip žmogus, kaip asmenybė. Ir, nežinau, gal 21 metai buvo, ar 20 man metų buvo, aš pažinau su viena moterim, kuri man tokį labai, ten tokia stovykla buvau drąsi ten viena nuvykti, jinai buvo kineziterapeutė ir darė maurį masažą, Raimonda, viena iš pirmųjų Lietuvoje. Ir jinai mane labai įkvėpė mokyti studijuoti kineziterapiją, nustebo, kai sužinojo, kad aš esu pardavėja, sako, taip negali būti, tu turi dirbti su žmonėmis, labai aiškiai išgirdau šitą žinutę ir man to pakako, iš tikrųjų, nes kartais užtenka tokio vieno trumpo Bet studijavai ne Lietuvoje, ne. Iškart į Vokietiją. Taip, aš tuo metu jau rašiausi vizą Vokietijos, važiuoti metam į Vokietiją. O kodėl ten? Aš tiesiog važiavau pasmalsauti į gyvenimą, truputį pažiūrėti, Kelmėj buvo ankšta labai. Ir aš važiavau metam į Vokietiją, mano sesuo buvo prieš tai ir jinai buvo labai sužavėta ta šalimi, ta kultūra, ten jai viskas labai gerai klojasi ir jinai įkvėpė ir mane vykti. Tai aš pasidariau metam vizą, yra tokia žinoma, daugiau mažiau Permėkin programa. Nežinau, ar tu ją žinai. Man iš viso keistai skamba, kad vizos į Vokietiją reikėjo. Tuo metu reikėjo vizas. Aš rašiau vizą ir taip, aš Vokietijai mokiausi vokiečių kalbą. Ir aš metam išvažiavau į Vokietiją. Ir idėja buvo, kai aš grįšiu, aš studijuosiu kineziterapiją. Aš su Raimonda, mes ten daug kalbėjom, bendravom, jinai supažindino mane šitą profesiją. Bet čia, žinai, toks posakis yra, kai žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai aš suprantu, kad realiai tokio kaip kažkokio sveikatingumo, sveikatos temos dar nebuvo, jinai nevyravo, jinai tiesiog atsirado galbūt bestudijuojant kažkaip, ne? Tai buvo labiau tema, atėjo, kad profesijos man reikia, kurioje aš galėčiau tobulėti. Ir žmogus tai yra vienas įdomiausių tokių reiškinių šiam pasauliu, šioje žemėje, bent jau man, tai taip tikrai taip. Tada išgirdau pasiūlymą, pirmą kartą išgirdau tą kineziterapiją, tuo metu ten reikėjo kiekvienam aiškinti, kas tai yra ir dar dabar šiai dienai kartais reikia paaiškinti, bet jau daug mažiau. Ir labiau buvo, kad įdomu pažinti žmogų. Tai taip. O va, kai pristačiau, sakiau, kad kineziterapeutė esi kineziologė. Tai kineziologė čia tokia... Čia jau next. Čia jau next level. Čia next level. Bet aš ir noriu sakyti, kad kineziterapija tai tikrai visiems aišku dabar yra. Bet kai pasakai, kad kineziologas, tai ne visai aišku. Ir aš noriu dabar šito vietą ir klausti to aiškumo didesnio, nes kineziologija, jeigu taip tas bendras terminas kaip judesių mokslas yra, tai jis neatsako visai klausimą, ką iš tikrųjų dirba kineziologai. Nes jie turi tuos specifinius, diagnostinius metodus, testus, aš ir pas tave buvau, mačiau tuos metodus iš vidaus, atsimenu, net nežinau, ar sakiau, ar tik pagalvojau, bet sakau, raganiškai. Aš mačiau, labai gerai atsimenu tavo visiškai suglumimą. Tai vat man ir norisi, kad kažkaip būtų tarsi išaiškinta labai paprastai, kad kineziologija tarsi atveria tuos, tarsi kažkaip demaskuoja, kaip struktūros veikia, kur jos yra pažeidžiamos,
parodo tokius dalykus ir nėra visai vien tik apie tą tokį judesių mokslą, kaip mes kad įsivaizduotume. Ne? Ne, visai ne. Tai kažkaip, tai vat norisi tokio, vat, bet labai kažkaip taip aiškiai, ne? Nes net kai mokaisi, vat, tarkim, ten tikrai kokiame LSU, tai vis tiek tas kineziologas yra ta savoka, bet kaip judesių mokslas. Iš karto labai man norisi tave pertraukti, nes mes galim velnių gauti, jeigu tu sakysi ir toliau kineziologas. Taikomosios kineziologijos specialistas. Čia galvoju, tas ir yra taikomoji kineziologija. Taip, tai yra skirtumas, taikomoji kineziologija, kaip ir osteopatija, galima studijuoti, jeigu jau turi medicininį išsilavinimą. Ar ne? Mano atveju jau turėjau kineziterapiją, buvau ją Vokietijoje baigusi ir grįžau gyventi į Lietuvą su savo šeima. Labai ieškojau šiaip osteopatijos studijų, bet jų nebuvo. Tai užminiau koją ant kineziologijos, ant taikomosios kineziologijos asociacijos. Mane pakvietė tuo metu. Vienas iš jų kūrėjų. Ir taikomoji kineziologija, ką jinai daro? Taikomoji kineziologija, jinai yra labai, labai holistinis metodas. Visų pirma, tai yra testavimas. Tai yra neurofiziologinis testavimas. Mes testuojam raumenį ir atsakymą mums duoda mūsų centrinė nervų sistema. Ar ne? Tai yra neurofiziologinis atsakas ir mes testuojam. Taikomos kineziologijos specialistai dirba holistiniu aspektu, yra mūsų sveikatos triados trikampis, tai yra struktūra, viskas, ką mes galime paliesti. Treneriai orientuojasi labiau į raumenį, į fasciją, bet vidaus organai, periferinis nervas, kraujagyslės, viskas irgi yra apie, ką galima paliesti, palpuoti netiesiogiai, ar ne? Tai irgi priklauso struktūrai, tuomet mes turim biocheminį reiškinį, ten jau labiau gydytojų privilegija, bet taikomos kineziologijos specialistai irgi gali dirbti ar ne, gerinti limfą, veninio kraujo nutekėjimą, testuoti preparatus ir panašiai. Ir tada yra psichoemocinė atkarpa. Ir taikomos kineziologijos specialistas, jisai žiūri ir ieško ir bando per visą šitą triadą. Per struktūrą, per psichoemociją ir per biochemiją bando sveikatą atvesti į balansą, gerinti savireguliacinius mechanizmus, kad mes turėtumėm adaptacinių mechanizmų. Sveikata yra apie adaptaciją. Tai taikomoji kineziologija, kas ieško iš tikrųjų labai tokio visą apimančios metodikos, yra sausa, ten nėra patyriminių gylių kaip kūno psichoterapijai, bet labai duoda aišku ir labai gilų suvokimą, kaip mes koreliuojam, kaip mūsų visa sistema yra maksimaliai susijusi. Ar aiškiai čia buvo? Aiškiai, bet aš įsivaizduoju, kad tas, kas ypač patyrė, tai jam aišku. Ta prasme, nes tai vis tiek yra toks labai teorinis. Taip yra gyvenime. Jo. Taip, turėti atsigulti ant kušetės. O labai smagu, tiesiog būtų, jeigu kažkam dar neaišku, tai tiesiog apsilankyti ir patirti, nes tikrai labai įdomu tai patirti. Taip, žinai, paprastai, aš tai žmonės labai šokiruoti būna, kaip vieną sekundę raumo laiko kitą, ne, bet tai aš tai stiprus, tai aišku, kad stiprus, bet taigi yra labai daug provokacijų atliekama, ar ne, taip ir kineziologija klausia kūno, taip, ne. Ir su pertaikomąją kineziologiją testuojam viską. Kaip ir minėjau tas 3 ašis, tai taip reikia ateiti, aš galiu pademonstruoti, kaip atrodo testavimas. Nes atrodo, tai tikrai truputėlį tokius stebuklų kažkokių. Ne, tai nėra magija. Tai yra magijos. Ten nėra magijos. Aš visiems labai aiškiai sakau, turiu pakankamai didelį plakatą. Irgi tokį kineziologinį iš Vokietijos Hans Gartino. Jis yra mokslininkas kineziologijos, daro labai daug studijų ir tyrimų. Ir tai nėra magija, tai yra neurofiziologija, tai yra mokslas. Iš tikrųjų tik tai labai taip atrodo įdomiai, nes tas atsakas per 3 sekundės ateina ir mes net nepagalvojam, kad tiesiog ranka ant kūno jinai veikia mūsų smegenis. Taip jinai veikia. Jau mes neveltui, ta terapinė lokalizacija ar ne ranka, kartais čia laikom, kartais čia, kartais ant pilvo, ar ne. Tai veikia mūsų sistemą. O dabar kaip terapeutė. Tai dabar turi labai daug metodų įvairių realiai. Taip, gilintis į kūną. Per daug. O yra kažkoks mėgstamiausias, nežinau, aiškiausias, kas? Taip, yra. Tu pasakei osteopatė, tai ašgi pataisysiu, nes aš negaliu vadintis osteopatė, nors labai daug dirbu pagal osteopatinį metodą. Aš nesu licencijuota osteopatė, nesu pabaigusi dar, esu tame kelyje. Tai vienas iš mano... Manualistė gal reikėjo sakyti labiau, ne? Jo, manualinė terapija, esu pabaigusi ir turiu išsilaikius egzaminą valstybinį Vokietijoje. Tai galima sakyti manualinės terapijos specialistė, baisiai ilgi pavadinimai.
Tai mano mylimiausias metodas yra, aš taikomąją tikrai labai myliu ir tai yra labai greitas refleksas, aš kasdien naudoju šitą refleksą, testuoju save, savo šeimą, visus savo pacientus ir tai labai duoda greitą orientaciją, kur yra sistema ir nuo ko reikia pradėti, bet jau kai einam į gydymą, jau į terapiją, pradedu dirbti osteopatiškai ir vienas iš mano mylimiausių tokių įrankių yra kraniosakralinės terapijos pagal daktarą Apledgerį įrankis, kuomet klausom kūno sistemos jau sensoriniu tokiu būdu, yra rankos dedamos ant paciento kūno ir ten jau kur kas yra jautriau ir gyvedama į įtampas vietas ir mes ten dirbam per kraniosakralinį ritmą, tai čia galima plėstis belenkiek, tai kraniosakralinė terapija yra šiai dienai įrankis, kurią aš esu labai aiškiai įvidinus, pasiėmus ir jis man tarnauja labai stipriai ne tik dirbti su struktūra, iš tikrųjų kraniosakralinė terapija yra ne tik apie struktūrą, ar ne, ir apie struktūrą, pradedam nuo jos, ją reikia atlaisvinti, pralaisvinti, nuo ten visi skausmai prasideda, bet neturi labai daug galimybių nerti gilyn, eiti tikrai iki trauminio ligmens ir labai švelniu, neretraumuojančiu būdu lydėti žmogų ir padėti jam. Tai čia toks mėgstamiausias. O dabar man dar įdomu tas, kad šiaip iš principo yra labai daug vis tiek tų skirtingų veiklų, ne? Yra tokia reabilitacija truputėlį. Jeigu iš kinesterapinio taško dabar tai žiūrėt, ne? Kaip kinesterapeutė reabilitacijos rytį, kaip trenerė prevencijos rytį, nes vis tiek kažkiek tų mankštų vedi. Nebevedi jau? Jau nebe? Ne, mankštų aš nebevedu, bet kineziterapija, tai aš esu ją baigus ir man šitos studijos labai vertingos buvo, aš duodu pratimų žmonėm. Jie ateina pas mane ir aš duodu 2-3 pratimus. Bet aš norėjau klausti, dabartiniam etape realiai kas pasidėjo iš šono iš tų veiklų, o kas dabar dominuoja? Nes dabar dar yra tie akademijos ir įsteigimas ir visa kita ir dabar galvoju, ar nėra taip, kad iš viso toks vadovaujantis darbas dominuoja? Ne, tikrai ne, man tai yra esmė, mano vyras tai žino, aš pasikviečiu savo pasaulį, kuris labai išsiplėtė ir savo vyrą Laimoną, nes mačiau, kad be jo tiesiog jau ten buvo galima ir perdegti, ar ne? Mes ne tik akademiją, bet tą vadinamą integratyvios terapijos centrą, dabar jį taip pavadinom, atsidarėm šį rugsėjį ir yra mūsų akademinė veikla, tos 3 studijos, kurias mes kuruojam iš Vokietijos ir yra klinika, didelė klinika su 6 kabinetais. Ir aš nenoriu nerti į vadovaujamą darbą, man visai tai netinka ir pas mus nėra vadovavimo principo, pas mus dirba labai atsakingi, savarankiški, brandų žmonės, mes nevadovaujam niekam, tai, bet tą tokį administracinį, organizacinį darbą daro, mes turim labai nuostabias administratorės, mano vyras ir iš dalies aš esu idėjininkė, man labai patinka išgirsti savo idėjas ir jas įgyvendinti. O darbas, pagrindinis darbas, vis tik yra mano terapinis darbas, aš augu jame. Kaip ir pradžioj tu manęs klausai, kodėl kineziterapija, atsiprašau, kad galėčiau augti, tai aš augu kiekvieną dieną. Kai nustosiu augti, nebenorėsiu dirbti. Tai realiai tokiam tiesioginės trenerės darbui nebeliko laiko tiesiog. Žinai, tai jau buvo etapas, aš dabar galvoju, kad aš jį baigiau gal prieš pusmetį ar prieš metus, neatsiminsiu, buvo etapas, kai aš pamačiau, kad man labai patiko vesti moterims mankštas, dubens dugno, raumenų mankštas, tokia labai specifinės rytis, jos labai trūko, kai aš grįžau iš Vokietijos ir bet aš jau pastebėjau, kad ten nebevyksta kūrybos, man labai svarbu kūrybingai, patinka augti ir jau ten buvo tokia, kur kažkaip nebebuvo kūrybos ir aš labai džiaugiuosi, kad atėjo Beatričė į kūno terapijos kliniką ir jinai labai jautriai, labai gražiai perėmė mano darbą, įdėjo savo charakterį, tai mankštas vyksta, bet mankštų aš nebevedu ir kiek minėjau, tai iš kineziterapinio pasaulio kas liko, kai ateina žmonės pas mane, kurie ateina iš tikrųjų, aš skirtingai dabar dirbu, ar ne, vieni ateina, kurie atneša kūną kaip objektą, kurį reikia tvarkyti, tai duodami yra pratimai, ar ne? Ir yra kitas suvokimas, kad kūnas yra labai asmeniškas dalykas, ar ne, kur nėra tokio, kad terapeutas jį tvarko, yra toks abipusis reikalas ir ten kur kas daugiau asmeninės atsakomybės ir terapeutas yra labiau kaip lydintis, kaip liudijantis, kaip atspindintis, kaip... Aš vis tiek noriu dar grįžti prie tų dubens dugno mankštų. Gerai. Todėl, kad man įdomu, kad
Man atrodo, čia buvo tokia tavo vizinė kortelė, nes kiekvienas treneris kažkuo išsiskiria, kažkam mobilumas, kažkam tempimas, judesių įvairovė, tavo buvo dubens dugno raumenų mankštos. Taip, bet pas mane ir ateina moteris. Šiai dienai tikrai ateina pas mane daug moterų. Iš viso, kodėl šitas rytis? Jos ateina individualiai. Jinai man buvo svarbi, nes aš buvau jauna mama, grįžus iš Vokietijos. Ir Vokietijai, kai aš savo duleliukus turėjau, tai tokia buvo kaip gan sungybė, vokiškas žodis atėjo, kaip visiška norma pagimdžiusi į moterį eiti į kineziterapinę grupę, stiprinti savo giliuosius raumenis, dubens dugnas yra labai svarbi giliųjų raumenų dalis, ar ne? Ir aš grįžau čia ir nieko nėra, absoliučiai nieko nebuvo tuo metu, aš nieko nežinau, tai aš pati sportuodavau ant kilimėlio ir mano vyras man sako, nes man nepavyko darbą susirasti grįžusi iš Vokietijos Lietuvoje, ieškojau jau su diplomu. Jau su diplomu ir jau buvau manualinę praktiką turėjau ir buvau su 7 metų patirtimi, visai jau gerai dirbdavau, tikrai gebėdavau padėti žmonėm, bet nepavyko susirasti darbo, nebuvo dar drąsu nerti į savarankišką veiklą, norėjusi pažinti sveikatos sistemą, tai vyras paskatino, net studiją surado, mano pačią pirmąją studiją pro šalį ėjo netyčia, kad sako, eik tu dalinkis su kitom moterim ir vesk tą mankštą. Tai viskas taip ir prasidėjo nuo to, o čia ta naujamiestį, kur kaip ten Omar, kaip ten... Ne, ten buvo tik labai trumpas etapas, mano pirmoji buvo pas studija 365, Grybo gatvėje, tokia labai jauki studija buvo, Giedrė buvo ją įsteigusi, aš ten atsiradau ir aš nesimenu, kiek aš ten metų vesdavau savo mankštas, kol atsidarėm kūno terapijos kliniką Nemenčinėj. Ir jinai tikrai tokia populiari ir daug moterų ateidavo ir kažkaip aš galvoju, kad aš visai neblogai prisidėjau prie dubens dugno idėjos, kad moterim tai yra būtina, iš tikrųjų nesvarbu, net ir nebūtinai negimdžiusio moterims. Man tikrai ateina vis dar labai daug moterų, kurios nesusigaudo, kuriom niekas nepasakė, kad reikia stiprinti dubens dugną, kad dubens dugnas nėra tik tai kėgelis, tai yra. Tai dabar gal į anatominės subtilybės neįsim, bet dubens dugnas yra, jisai kur kas platesnė tema, ne tik kėgelis, aš dirbu holistiškai, jisai koreliuoja ir su kitom kūno diafragmom, ar ne, tiek respiratorinė diafragma, tiek mūsų kaklo pertvara, tai daug dalykų yra ir aš su ta tema tikrai dirbu, bet individualiai ir tada jau duodu namų darbus arba kviečiu pas Beatričę į mankštą. Nes net ir atrodo, kad jeigu dubens dugno raumenų pratimai, tai atrodo, kaip va tą visą valandą, ne, tas dėmesys vien tik tam, ta prasme, aš aišku esu buvus tavo treniruotės, žiauriai, ten seniai čia buvo, kai susilaukiau irgi pirmagimis. Kaip tu atsiminies? Ar ten žiauriai sunku buvo? Ne, aš tiesiog bandau prisiminti ir neatsimenu, kad va ten būtų tas, kad ten vis tiek visko buvo. Ten tai nebuvo, žinoma, tai tikslas ir yra, kaip sakant, yra tie pratimai tokie labai selektyvūs dubens dugno pratimai, kur tik dubens yra integruoti pratimai. Ir mano tikslas yra, kad moteris ar jinai daro ten, aš labai nežinau pavadinimų pratimų, tarkim daro 4 pėsčiomis ir kelia koją aukštyn sulenkta per kelią, ar ne? Tai ten visą korsetą reikia laikyti ir dubens dugną reikia laikyti, kad mes, kai darom eilinį, didžioji dalis pratimų turėtų būti daroma kartu įjungusi ne tik pilvo preso sieną, bet ir dubens dugną. Tai apie tai idėja yra, bet tu turi pradžiai moterį išmokyti, beje ir vyram jos reikia, bet smagiau be vyrų sportuoti buvo, tai nusprendėm be vyrų likti, kas norėdavo atidavo individualiai ir tebe ateina, bet jiems irgi reikia šitos mankštos. Tai pirma, tu turi išmokyti moterį pajausti savo dubens dugną, visos per daug stengiasi ir jo nejaučia, jungia tuos didžiuosius raumenis, sėdmenis, papilvę, šunis. Man atrodo, jūs tada juos, žinot, pritaikot. Taip, išmokyti pajausti pirmą, reikia išmokti pajausti savo dubens dugną, vieną dalį, antrą dalį, trečią dalį, kai jau viskas aišku, aš moku tą dubenį traukti, stovint, sėdint, gulint visose padėtise, tada šitą pratimą jungiam beveik į bet kurią kūno padėtį, į kitą pratimą. Toks buvo mano tikslas ir tikrai mes negulėdom kaip neįgalios ir tai, žinai, tai kai jau būsim nebepaeisim, tada galėsim sėdėti ir daryti tik tais tą guliumoji padėtį. Aš dar šitą vietą kažkaip, kol dar mes šitam dubens dugno temui, prisiminiau, kad esu girdėjus visokių tokių diskusijų tarp moterų, kas yra gera dubens dugno raumenų trenerė.
Taip. Iš tos perspektyvos, kad vis tiek čia tokia intimi sritis, tai sunku pajausti tos raumenis, nes jie taip giliai, kad tu ten realiai net nesupranti, ar tas klientas supranta ir daro tą, ir klientas nežino, ar, žodžiu, treneris mato, ar jis gerai daro. Taip. Tai kartais tiesiog esu girdėjus, kaip diskutavo, ar yra etiška ir ar gera trenerė liečia ir stengiasi ten kažkaip padėti, realiai, ta prasme, fiziškai. Ir kad gera trenerė būtent liečia ir tikrai daro. Ir kad moteris, kuriuom tikrai sunku pajausti, ta prasme, kaip ten viskas dirba. Ir sako, kitos labai taip atsargiai, tarsi nenoriai, nesiliečia ir tada sunku man ten kažką. Tai vat, man atrodo, tiesiog vat, kaip tavo, kaip tokios, kuris čia buvo tavo vizinė kortelė ir daug su tuo dirbai, kaip tu darei ir kaip tu padėdavai joms ten suprasti ir ką tu manai apie tą tokį. Tai Ieva, tai visų pirma, aš turiu kineziologinį testą, tai man labai lengva patestuoti, paėmė bet kurį indikatorinį raumenį ir testuoja, ar pratimas tinka, ar duoda kažkokią reakciją, ar neduoda. Tai čia yra privilegijuoti kineziologai, kurie tiesiog moka testuoti raumenį, bet lietimas yra ribotas, mes nesam ginekologai, ar ne? Ir mes galim tik tais iš paviršiaus liesti dubens dugną. Atsiklausus, aš visą laiką atsiklausiu žmogaus, jeigu liečiu prie krūtinės, nesvarbu, ar 10 sykius pas mane ateina, aš klausiu, ar galiu padėti ranką, jeigu aš liečiu papalvę, gaktikaulį, uodegikaulį, sėdimuosius gumburus, tai yra anatominės vietos, prie kurių tvirtinasi dubens dugno raumenys, aš klausiu, ar galiu liesti, ar ne? Ir jeigu tu pagarbiai paklausi žmogaus, individualioj praktikui tai nėra, niekada nesusidūriau, kad tai galėtų būti kažkokia problema, tai tiesiog jau liečiant gaktikaulį, sėdimuosius gumburus, mes jau jaučiam, ar tas dubens dugnas aktyvuojasi ar ne. Jeigu nejaučiam, tai reikia ugdyti savo tada gebėjimą jausti ir tai labai padeda iš tikrųjų. Bet aš tą ir turiu minti, kad liečiat ir tas yra gerai, nes atsiklausus. Nes aš tokį ir išgirdau. Bet aš liečiu iš paviršiaus. Aš neinu į vidų, tai yra ginekologijos rytis. Taip. Ir mes neturim leidimo lysti į kūno vidų. Tiesiog iš viso būdavo treniruotės online kartais. Ir tada kaip tada, aš tiesiog žinau, jų niekada nepriimdavau. Jų niekada nepriimdavau, visą laiką kviesdavau ateiti pirmą į grupę, išmokti pratimus. Man labai, labai, labai svarbu. Ir tebėra svarbu, bet ir čia tai žino ir visi, kurie veda mūsų klinikai mankštą, žino, kad mums yra labai svarbus sveikatinimo principas, o ne grožio, ten visas tas, ar ne, idėja. Tai galima daryti mankštą ir kenkti savo, ir galima daryti mankštą ir sveikti nuo to. Tai pas mus žmonės ateina visų pirma į gyvą grupę, jeigu turi galimybę individualiai. Ar ne? Ir kai jau jie moka laikyti savo kūną taisyklingoje padėtyje, aktyvuoti raumenis giliuosius, tada ir gali jie jungtis į nuotolį. Aišku, tai ten nėra, kažkokia sulasda nieks nestovi, jeigu jie iš namų sportuoja ir žmonės neturi sąmoningumo, tai ir YouTube pilna žmonių pasijungusių jie sportuoja, bet kaip tai neatsakingas dėl to yra nei vienas treneris, aš irgi ne. Bet mes kalbam apie tai savo pacientam, kad jie tikrai turi ateiti į gyvą treniruotę ir išmokti dalykus daryti. Man tai iš viso atrodo idealiausias variantas yra, jeigu kiekvienas nueitų pirmiausia pas kineziterapeutą, kineziologą, pas specialistus, išsitestuotų ir tada žinodamas savo problemas eitų, aišku, individualiai, bet ir į grupinės treniruotės, nes net ir toj grupiniai tu gali pasisakyti savo treneriui, tai tarkim, aš ten turiu ten taraną, arba treneris irgi mato, bet galima kažkiek individualizuoti toj grupiniai, tiesiog, tiem, kas turi kifozę, čia gal mažiau lenkitės, ten dar kažką, bet žmonės kažkaip, man atrodo, kad retai gal apsilanko, ne, kažkaip išsitestuoja, tarsi prieš eidami sportuot, mankštintis, taip kažkaip tose grupinėse ne visai kartais taip atsakingai. Matai, Ieva, aš gal kitoje erdvėje esu labiau nei tu, mūsų grupės yra mažas, aš niekada nevedžiu mankštų masėm, dideliom grupėm, tai aerobikos treniruotės, jos ten daugiau žmonių sutelkia, tai yra gera atmosfera, tai yra nuotaika, bet tai... Šiaip aš irgi nesu to erdvėje. Bet tai nėra sveika, aš nežinau, kur tu dirbi, bet tai ne visada yra sveikata, tai yra fainai, gerai, gera nuotaika, pasikraunam, push, bet... Aš tai kažkaip neturiu tokio, kad gal... Čia aš labiau lyginu tiesiog skirtingų trenerių tas tokias sritis. Ir man atrodo, kad
bet kurioje srityje, aišku, pas tave ateina, gal prieš tai pasitestavę, bet daug kur, neteina. Ateina pas mane testuotis. Ateina testuotis. Aš tiesiog neišsiaiškint, sako, pasakykit, ko reikia, kas kaip, kur, ką padėti. Tai ateina, tikrai ateina, pas mūsų visus specialistus ateina. Bet, žinai, va, čia tu gerą darbą darai, va, švieti visuomenę, kad reikia pasirūpinti savimi, atsakingai save žiūrėti, susirasti savo patikimą trenerį, terapeutą. Ir kad sportas ne visada yra sveikata. Tikrai ne visada. Aš jau nebekalbu apie profesionalų sportą. Ir va šitoje vietoje jau galim perėti apie sveikatą. Galim. Kas tau yra sveikata? Gyvenimo būdas. Sveikata yra, kaip ir prieš tai minėjau, adaptaciniai mechanizmai. Mes liekam sveiki, jeigu mes turime adaptacijos, jeigu mūsų sistema turi resursų. Turėjom COVID, turėjom pandemiją. Vieni iškeliavo nuo šitos ligos, nes jie neturėjo adaptacijos, neturėjo resursų, ar ne? Jie turėjo daug gretutinių ligų, nesveiką gyvenimo būdą, kiti net nejuto, kaip juo tuo virusu persirgo, ar ne? Tai sveikata yra didelė plati tema, man tai yra sveikata yra gyvenimo būdas ir apie tai, kiek mes turim adaptacijos prisitaikyti prie pokyčio, prie kintančių maisto produktų, prie kintančios gyvenimo kokybės, prie streso. Jeigu mes neprisitaikom prie esamo, prie turimo streso savo kasdienybei, reiškia, mes negebam reguliuotis, net pažįstam savęs, tai nežinom, kad mes tiesiog mums per daug streso, ar ne, reikia mažinti streso faktorius. Streso visi neišvengsim, bet kiek mes galim prie jo prisitaikyti, kiek mes turim erdvės savo, kur pailsim, daug dalykų čia galima kalbėti. Ir dar man labai įdomu buvo, kai jūs kalbėjot, kažkaip čia gal tavo mintis buvo, kad sveikata rūpinasi tie, kurie galbūt labai perdėtai kontroliuoja viską. O tie, kurie taip kažkaip atsainiau, tai kaip ten tu sakai, palauk, kažkaip... Žinau, ką tu turiu omenyje. Suprantu, ką turiu omenyje. Man patinka šitą idėją, nors labai senas pokalbis, labai daug vandens nutekėjo nuo to metinės rasos iki dabartinės, bet iš tikrųjų yra labai daug žmonių, kurie iš baimės labai stipriai rūpinasi savo sveikata, jie visą laiką čekinus pas gydytoją daro, ar ne, ir taip ramina save, taip labai sveika mityba, labai sudėliotos, suskaičiuotos, ten kalorijos, kada valgysiu, papildai, treniruoti įdėta, toks pakankamai rigidiškas gyvenimo būdas, jisai irgi nebūtinai sukuria sveikatą, nes ten yra labai daug įtampos visoje šitoje disciplinoje. Tai tokiam tiesiog gebėjime priimti, kaip yra, irgi daug yra tos sveikatos, tarsi, ne, nors realiai man atrodo, kad tikrai taip. Tai, kad tu priimi, yra daug nesveikatos, galbūt. Taip, suprantu, priimti ir truputį tokio tekėjimo įdėti savo gyvenimą, ne tik vien planas, žiūrėjimas į maistą, ar sveika ar nesveika, pasimėgauti, pasidžiaugti ir tame irgi turėtų būti balanso, man atrodo, ar ne? Ir čia man labai įdomu klausti jau dabar asmeniškai, bet kiek tavyje yra tos kontrolės? Kiek man yra kontrolės. Dabar apie ką tu turiu omeny, nes labai platus klausimas. Apie viską, nes man atrodo, jeigu yra daug visose srityse, daug yra galbūt ir toj sveikatoj, kaip stipriai, kas galbūt yra irgi tas variklis, kuris veda taip gilintis į save. Gal irgi kontrolė, o gal kažkas kitas, aš nežinau. Man reikėtų, kad čia susiaurintum, nes čia labai platu. Ar tu nori, kad aš savo gyvenimą pasižiūrėčiau bendrai, kiek aš jį kontroliuoju? Ar į maistą, ar į... Tai čia, žinai, tas maistas ar kažkas, tai yra detalės, tokie kaip metodai kontroliuoti, kitaip tariant. Bet nebūtinai. O kas dar gali būti? Aš galima į viską, į visą gyvenimą per kontrolės prizmę žiūrėti. Ir jeigu mes kalbam apie balansą, tai man atrodo, kad sveikata irgi yra apie tai, kad mes kontroliuojam tam tikrą dalį savo gyvenimo ir visi norim būti šeimininkai savo gyvenimo, įsivaizduojam, kad turim kontroliuoti, bet tame man yra labai toks, man atrodo, kad sveikata turėtų būti 50-50, kontrolė turėtų eiti su pasitikėjimu, su pasikliovimu. Mes nesukursim santykių, jeigu negebėsim pasikliauti, jeigu vien tik tai kontroliuosim viską. Nebus tai va čia šita dalis ir yra. Tai tame. kaip tau? Yra to pasitikėjimo, ne? Per pusę. Jisai auga labai stipriai. Taip.
Ir iš tikrųjų tokia, jeigu va taip jau padypinti, kaip tu minėjai, tai kuo daugiau dirbu ir kuo ilgiau gyvenu, nesu ten dar kokia, senutė, bet jau pagyvenus visai, ir visai ilgai jau esu tam savityroj, saviterapijoje, mokausi daug terapijų, lankau terapiją ir dirbu terapinį darbą, tai truputėlį išeiti iš kontrolės savokos ir pamatyti, suvokti, kiek mažai mes dalykų iš tikrųjų kontroliuojam ir tarsi kontroliuojam, tai labai padeda nusiraminti, labiau tikėti, daugiau pasimėgauti ir tai nereiškia, kad aš ant torto dabar gyva būsiu. Ir kažkaip naktim ten Netflixą žiūrėsiu, tai su tuo pasitikėjimu ateina toks natūralus, bent jau man apie save kalbant, natūralus balansas, vis tokia didesnė vidinė ramybė. Tu tiesiog, kai tau ramybė, bet žinai, aš nelabai nori to torto. Dar klausiu apie tą kontrolę, tas pasitikėjimas, kai kuriem atrodo toks duotas savaime. O kitiem tą pasitikėjimą reikia taip stipriai auginti, nes dominuoja vis tiek kažkoks toks nerimas, ta kontrolė iš tokio nerimo gimsta. Taip, tai kaip va tau, tarkim, ar esi ta, kur natūraliai taip, ne, va, tai tas pasitikėjimas toks, nereikia jo tarsi auginti, bet sakai, jeigu užaugo, tai gal ir... Aš manau, kad nėra Ieva tokio žmogaus žemėje, kuris... Žinok, sutinku. Neturėtų nerimo, mes visi neurotikai. Bet kalbant apie sveikatą, žinok, pažįstu tokių ramių žmonių apie savo sveikatą. Tai žinok, gali labai būti, kad jie tiesiog labai ramiai tik atrodo. Mes esam lukštas po lukšto ir kai mes taip duodam savo tikrai laiko ir tokio atviro pasižiūrėjimo į save, ta ramybė labai subliukšti gali greitai. Ir čia tikrai daug kampų ir daug sluoksnių mumise yra. Ir manau, kad labai žmogiška dalis būti tokiu neurotiku, nervingu žmogumi, norėti kontroliuoti, tai yra saugoti save, gražiau įsireiškiant, tai nėra kontrol freakas, jis tai toks nepasitikinti savimis, tai yra natūrali savisauga ir kuo labiau mes išsilaisvinam, kuo labiau mes gebam pasitikėti savimi, savo tą upę gražią tokia, ar ne, tuo mažiau tos kontrolės reikia, bet tai yra kelionė, tai yra iš tikrųjų kelionė. Man smagu girdėti, kad tu taip leidi tarsi priimti tą savybę, žinai, nes dabar atrodo, kad vis tiek tokia dominuoja, galbūt žinutė kartais, nežinau, arba čia tik mane pasiekė, kad apie tą tokį, žinai, atsisakymą tarsi tų kažkokių neigiamų dalykų, ten tuoj skubam pavadinti tai toksiškų kažkokių savybę ar kažkuo, žinai, o tu taip leidi, taip priimti. Labai mes skubam pavadinti dalykus, įvertinti tuoj pat greitai. Taip. Jo. O dar norisi klausti, kaip tu rūpinėsi savo sveikatą? Žinok, Ieva, man tai yra aš nesirūpinu kažkaip, aš nebesuprantu, kaip man tai yra tikrai labai natūralu. Aš nuo 18 metų tiesiog pamėgau bėgiojimą. Aš pabėgioju, aš daug vaikštau su savo vyru. Daug tai kiek? Kai tik turim laiko, einam į batus ir einam, jeigu reikia pasikalbėti, einam pavaikščioti. Tikrai ne kažkiek fanatiškai daug, bet bent jau tokį norą įsiekį turiu. Man patinka judėti, man patinka, kokia vaikystė buvau judri, tokia ir belikau. Mano visiškai yra natūrali kasdieninė rutina, eiti sportuoti, į mūsų kūno terapijos kliniką, man ten labai patinka, mažiausiai 3 kartus ten būnu, savaitgalį ar šiaip kada vakare, prasibėgti, prasieiti. Sveikas maistas man yra skanu, mano šeima žino, kad man reikia daug vaisių, daug daržovių, daug grūdų, nedaug baltymų, man tai yra skanu, bet taip, aš labai mėgstu saldumynus ir jas valgau. Vis stengiuosi mažiau gluteno ar ten dar kažkokį nesąmonį valgyti, bet aš jas valgau. O kaip sekasi būnant terapeutė ir būnant 2 beveik paauglių, man atrodo, ar ne paaugliai? 14 ir 11 jau beveik paaugliai buvo. Mama, derinti tas rolės namuose. Nes kiek išgirdau prieš tai sakai, testuoji, ten greit patestuoji. Taip, tikrai taip, atsineša patys homeopatinę dėžę ir sako, mama, patestuok. Aha. Ir tas kažkaip nevargina, padeda, kaip tau su to būnasi? Ne, labai, aš kažkaip šitą dalį esu labai sėkmingai atsinešusi namus. Ir vaikai labai pasitikė mamos terapiniam galimybėm, jie prašosi, mama, padaryk terapiją, galvos terapiją, pėdų terapiją, pilvų terapiją.
Tai ypač vyresnysis, kuris yra labai sportiškas ir labai daug sportuoja, labai mėgsta sportą, intensyviai. Tai jis nualina šiek tiek save iš mamos taško žiūrint, tai jam labai reikalinga mamos terapija. Aš galvoju, kad aš sėkmingai, tai visai mums visiems patinka. Man patinka, kad tai sukuria ir santykių su vaikais. Kai aš prieš miegą galiu užlipti pas vieną į kitą lovą, į lovytę ir pėdutės pamasažuoti, prisiliesti, pasikalbėti tuo pačiu. Labai geras dalykas, paauglystėje vis dar išsaugoti tą tokį prisilietimą. Taip, labai geras, tikrai. Taip, mano vaikas vienas sakė, nesakysiu, nes gali būti per daug, jeigu jis išgirstų, kuris sakė, kad norės, kad jo žmona būtų terapeutė, kokia nors labai gera kineziterapeutė. Tai čia komplimentas, man atrodo, labai. Nu jo, galbūt. Na, tai tikrai padeda, tikrai aš labai daug naudoju daug žinių ir testuoju visą šeimą, jie užaugo su tuo. Aš tikrai. Man dar norisi klausti, kartais tikrai atrodo, kad va tie terapeutai arba treneriai yra tokie labiau arba tiksliukai, arba intuityvūs, ne? Ir čia galima per daugybę pavyzdžių taip bandyti sugrupuoti, bet net ir tas paprastas toks, kurį irgi išgirdau atsakymą klausydama tavo pokalbio apie pratimų skaičių, pakartojimų skaičių, ne, kalbant, kai kurie tikrai taip mėgsta tą tikslų pasakyti skaičių, tai sakai, koks skirtumas, tai svarbu ten kažkiek. Tai aš taip suprantu, kad tikrai tu esi ta intuityvioji. Kūrybingoji, gal pasakykim taip, aš esu kūrybingas žmogus ir man patinka kūryba, intuicija yra tame, bet mane tikrai suglumina vis dar tas klausimas, kiek kartų, nes man atrodo, aš jaučiu kūną ir taip aš turiu idėją, tarkim, 20 kartų padaryti pratimą, ar ne, tai jeigu, bet ir suprantu, kad yra labai kitokių žmonių, tai aš tada pasakau, kiek kartų. Tai va, bet man atrodo, tas labai yra būdinga ir tom kitom metodikom, kurias tu taikai, tas toksai kūrybiškumas, pavadinkim, intuityvumas, ne, jo tikriausiai daug yra labai toj biodinaminį kūno psichoterapijoje. Taip. Bet man vis tiek įdomu, kai pagrindas yra toks medicininis, ne, tai kada tu remiesi tuo jau mokslu, kada jau tu remiesi skaičiais ir tyrimais ir tuo tokiu mokslo, ne, ar niekada? Kaip jis tai visą laiką yra anatomija, fiziologija, šitos žinios svarbios. Su diagnozėm aš nustojau dirbti. Kai žmogus atneša diagnozę, aš jas užsirašau, mes turim pildyti e-sveikatos formą, ar ne, kūnoterapijos klinikui. Man svarbu žinoti, kuom žmogus gyvena, kokias ligas jis turi, gydytojų nustatytas. Ir tai yra mano kortelė, kiekvienas žmogus turi paciento kortelę, ten yra parašyta. Bet atradus osteopatiją, kraniosakralinę terapiją, aš nustojau dėti žmogų į jo diagnostinį rėmą. Tai ligą gydo gydytojas, ir jeigu ten reikia chirurginės intervencijos, farmakologinės intervencijos, o mano darbas yra platesnis, aš dirbu su žmogumi. Ir tas labai man pasitarnauja terapijai, atneša gerą, kaip dabar išsireikšti, gerą rezultatą pacientam, kai aš nežiūriu jį vien tik tais per klinikinę diagnozę, vien tik tai per medicininį tyrimą. Tai va, ir aš noriu atsakiau iš tai. Jo. Man dar įdomu, grįžtant prie osteopatijos, nes irgi tai yra toks, ne, toks labiau, toks, kaip sakai, holistinis ir tiesiog su žmogų labai matantis toks metodas. Taip, gražiai pasakei. Žmogų matantis metodas. Taip jau bent turėtų būti, bet osteopatijos visokių yra. Yra, žinai, kaip ir kineziterapija, kaip ir osteopatija. Osteopatas gali dirbti labai kietai, jokio žmogaus jis ten gali nematyti ir čia nėra jokio vertinimo, tiesiog taip yra. Jis įtaikys kokias chiropraktinės, manualinės praktikas, 100 000 technikų mokės ir jis visiškai nesiorientuos ir neugdys savo gebėjimo visuminiškai matyti žmogų. Ir jis vadinsi save osteopatu ir bus dar kokį nors taip, tikrai. Man tikrai kažkodėl atrodo, kad osteopatas tai čia tolygų holistiniam požiūriui ir visa kita. Nu, žinok, mūsų Lietuvoje, ne tik mūsų Lietuvoje, ir Vokietijoje yra, osteopatija yra platu ir tai yra labai asmeniška, priklauso labai, manau, kad nuo kiekvieno žmogaus, kaip jisai nuo brandos, nuo to, kokį jisai vidinį poreikį, žinutę turi iš tikrųjų lydėti tą žmogų, kaip jis tą sveikatą suvokia.
Ar ne? Tai yra irgi kelionė. Irgi kelionė. Tai va, bet šitoj tada vietoje labai įdomu, ar tu susiduri, nes aš tai susiduriu labai dažnai su tokiu gydytoju, jau tokių tikrų gydytojų, neigiamų žiauriai požiūrių į osteopatus. Ir čia toks būna labai kreivas žvilgsnis, kai aš pasakau, kad va, esu lankiusis čia dėl to. Ir į mane, bet kad aš čia taip naiviai pasitikiu jais ir aišku, tada prasideda toks monologas truputėlį apie kas čia tas osteopatas iš viso yra. Tai nežinau, tau tenka susidurti? Aš žinau, kad tu turi omeny, Ieva, aš kažkaip esu apsupta labai tolerantiškų ir labai išsilavinusių žmonių, tai mažai, bet žinau, kad tu turi omeny ir man tai yra tiesiog apie nežinojimą. Bet aš turiu minti, kad tu nueini tiesiog aš neseniai buvau pas traumatologą. Tai yra tiesiog nežinojimas, Ieva, jie tiesiog nežino ir tada, kai mes nežinom, mes vertinam ir dažniausiai neigiamai, nes nežinoti yra pažeidžiama, tai mes dar sakom, kad kokia ten osteopatija, jis net nežino, apie ką tai yra. Žinai, kokie aš išgirdau, taip juokingai nuskambėjo, man kažkaip sako, o jūs žinot, kas tie osteopatai? O jūs žinot, kad jie dirba religiniu pagrindu? Nu tai supranti, kad čia jau yra nesąmonė. Kad tai religinių pamatų, nereliginių, o galbūt tikrai tikroji osteopatija pagal stilą, pagal pradininką, ar ne? Tai yra ir labai dvasingas metodas iš tikrųjų. Bet ar tai susiję su religija? Ne, man tai nesusiję. Tai to žmogaus asmeninė patirtis. Daugiau, man atrodo, kad čia neverta apie tai gilintis. Ir mes tiesiog taip elgiamės, man atrodo, Ieva, kad mes kategoriškai vertinam kitų žmonių darbą, nes turėjom kažkokią nemalonę patirtį, nesugebėjom pasižiūrėti, dėl ko jinai buvo nemalonė. Nu ką, reikia pasakyti, kad gydytojai irgi yra ta profesija, kur kai žmonės ten daug mokosi, jie ilgai labai studijavo ir jie nesimokė holistiškai žiūrėti žmogų, tai yra ir gerai, ir blogai, bet jie labai geba pažiūrėti labai siaurai į vieną tam tikrą sritį ir kartais gal kelia frustraciją, kad nėra bendro vaizdo. Tai galima sakyti, kad osteopatu, gerų tokių osteopatu, holistinės medicinos specialistų negali būti nedvasingas žmogus. Aš žinau, kad yra visokių osteopatų ir visokių jų patyriau, ne tik mūsų Lietuvoje, bet ir bendradarbiauju daug su Vokietija. Patyriau nedvasingų osteopatų, nepasakyčiau, kad tai blogi osteopatai. Mes visi susirandam savo specialistus, ar ne visiems reikia labai, kaip tu sakai, dypinti. Ne visiems reikia savasties ieškoti, ne visiems reikia vidinės išminties, apie ką kalbėjo daktaras Apledžeris, ar ne. Ten yra didžiulė nuolankumo idėja šitoj terapijai, kad terapeutas yra einantis paskui paciento vidinę išmintį, ne paskui pacientą, paskui vidinę išmintį. Apledžeris nekalbėjo apie sielą, nenaudojo tokių terminų, jis minėjo vidinį išmintis. Tai yra tikrai labai sakralu, labai dvasinga. Ar tai religinga? Manau, kad ne. Ir žinau terapeutų, osteopatų, kurie tikrai puikiai daro savo darbą, bet jie su ta vidinė išmintim nelabai tai yra artima. Ir aš visokių patyriau. Ir mūsų Lietuvoje yra irgi labai susikryžminimų, visokių konkurencinių idėjų tarp osteopatų, tarp osteopatijos institutų, daug pavydo, daug pagiežos, daug vertinimo. Nežinau, ką dar čia reikėtų pasakyti. Tai dabar jūsų ta akademija, realiai organizuoja osteopatų mokymus irgi ruošia osteopatus. Integratyvios kūno terapijos akademija ruošia ir mes ruošiam taip, turim osteopatijos programą, jinai yra tokia plati, ten yra ta pati kraniosakralinės terapijos, yra dalis įeina į ją, mes tokią modulinę sistemą esam sukūrę. Šiaip visam pasaulio osteopatija pagal pasaulinės normas, jinai turi tokius tris pagrindinės gairės, nežinau, apie tai buvo tavo klausimas, bet yra visceralinė dalis, struktūrinė ir kranialinė dalis. Tai pas mus, taip, mes turim savo programą ir osteopatinę programą. Toks buvo tavo klausimas. Mano klausimas buvo, tai kaip šnekėjom, osteopatija gali būti tas dvasingas ir nedvasingas, ne? Gali. Tai va tavo akademijoje, kaip jūs ruošiat, koks dominuoja, kokia kryptis. Nes čia ir yra apie tai, kad mes turim pažinti visokius, nebūtinai yra kažkaip blogai arba kažkaip gerai, ne? Bet tiesiog... Jeigu imtumėm kraniosakralinę terapiją, mūsų mokytojas Gert, tai...
aš dabar nesijimčiau sakyti, ar jis dvasingas ar nedvasingas, bet kiek aš girdžiu jo požiūrį, kaip jisai mums dėsto, jau nebe pirmi metai, tai yra tikrai labai sakrali, jeigu norite žodžio, dvasinga terapija. Ir kas ilgisi iš tikrųjų, kas prijaučia, kas siekia tokio požiūrio, tai galėtų ateit pas mus studijuoti. O man visceralinė osteopatija yra tokia aiški, metodinė, struktūrinė lygiai taip pat, kranialinė lygiai taip pat, ta kraniosakralinė terapija yra labai gili, bet pirmieji jos lygiai yra labai techniniai, mechaniški. Ten mokomasi dirbti su kraniosakralinė sistema, mechaniškai, struktūruotai, ar ne, su membranom, su diafragmom, su visa ta neuralinė dalimi, tai yra toks aiškus, blaivus metodas. Ir paskui jau tik tai prasideda, nes būtent daktaras Apledžeris, jisai pamatė, kad kai mes atpalaiduojam audinius, kad atsipalaiduoja ir emocijos tam tikros. Ar ne, vyksta ir emociniai procesai metu. Tai jisai pagilino šitą terapiją ir sukūrė tą somato emocinį releazą nuo 3 lygio. Tai ten yra dvasinga. Ir man įdomu, kai dabar yra tokia visuma visokių tokių metodikų, ne? Čia pradėjus nuo kineziterapijos trenerės ir gilinant į šitą. Ir tiek darbo patirties su kūnu, ir ne tik su kūnu, bet su gilesniais dalykais. Per kūną, štai vadinu. Per kūną. Su kūnu ir per kūną. Bet ar yra kažkoks tau pačiai artimiausias atrastas galbūt kūno slėpinys, kurį pavyko įminti, toks didžiausias džiaugsmo sukėlęs tau pačiai? Toks kūno ar per kūną atrastas, bet toks žmogaus, gal net ne kūno, čia pavadinkim, toks įmintas paslaptis tokia atrasta, žinai, toks slėpinys, kuris tave pačią nustebino galbūt. Aš galvoju, kad taip, ir tai yra tokia plačiaja prasme, kai aš pradėjau studijuoti kūno psichoterapiją, dar nestudijavau, tiesiog atskiruose kursuose buvau, aš labai aiškiai per kažkelintą ten seminarą pajutau, kad tame kūne, nes aš atėjus iš kineziterapinio pasaulio, kaip ir pasakau, ar ne, į kūną žiūrim kaip į objektą, jį tvarkom, taisom kaip mašiną, į techninį ar dar kažkur tai patvarkyti vežame, kad tas kūnas jis yra labai asmeniškas. Ir jeigu mes šitą žinutę įsileidžiam į save, tai gali labai padėti, labai pasitarnauti mūsų šioje žemiškoje kelionėje. Man atrodo, man tas buvo labai didelis atradimas savo ir mane labai išpildė kaip specialistė. Aš labai supratau, kad aš esu atvykus į savo kelią, į savo namus ir šituo keliu aš toliau noriu eiti, kad man nebeįdomu vien tik tai mobilizuoti kelią, atlaisvinti kelio amplitudę. Aš jau ir prieš tai visą laiką dirbdavau, mobilizuoju ten kokį sąnarį ir ten galvoju, kodėl dabar tas sąnarys jam čia užstrigęs. Mane visada labai vesdavo prie bendresnio, prie gilesnio vaizdo. Kodėl? Taigi niekas netrenkė jam į tą kelią. Taigi skauda, lokaliai skauda tą vietą, taigi niekas neužgavo tos vietos. Kodėl skauda petį, kodėl skauda kelią. Ir taip yra, kad tai dažniausiai vien tik tai lokalus gydymas nepadeda, nebent yra tiesioginė trauma į tą vietą. Tai reikia duoti laiko sugyti ir tik paskui gydyti. Tai ta žinutė, ta tokia žinutė, kad kūnas yra labai asmeniška, žinutė neša apie mus, tai atveria didelius vartus į didelį platų terapinį pasaulį ir didelį pagalbą iš tikrųjų gyti man kaip terapeutei, mes irgi visi sužeisti gydūnai esam ir padėti kitiems žmonėms. Tai gal tokia labai plačiaja prasme tau atsakysiu. O jeigu konkrečiau norėtum tokio smulkesnio gabaliuko, tai man diafragmos yra, mūsų respiratorinė diafragma yra tas raumuo, kuris irgi tiek daug galimybių turi, jeigu išmokai dirbti su šituo raumenėliu, tai ir dubens dugną patvarkys, ir stuburą patvarkys, ir galvą patvarkys, ir pečius. Jeigu tau norėtųsi kažkokio mažesnio. Ne, nebūtinai mažesnio. Ir aš čia, kai išgirdau tą terapeutas yra sužeistas gydūnas, atsimenu, aš to ir pakomentavau, kad toks labai tokia ir nuoširdi ir atvira tokia tezė. Taip yra. Ir tai čia man taip norisi klausti, ne, tai kaip tau sekasi būti, čia tarsi toks prisipažinimas, ne, aš čia tokia ne visažinė, kaip tau sekasi būti tokia, ne, terapeutė,
atvira tokia, aš ne visą žinę. Čia reikėtų mano pacientų, klientų klausti. Manau, kad gerai sekasi, nes esu sėkminga terapeutė ir turiu daug žmonių ir nuostabių kolegų būrį šalia. Ir labai padeda būti nežinančią terapeutę. Labai labai padeda. O nebuvo anksčiau kitaip? Buvo. Tik žinoma. Nes kineziterapeutai yra labai galingi. Kaip ir, žinai, bet gydytojai yra dar galingesni, jie dar labiau viską žino. Bet gerai, aš prisipažinsiu. Nu. Man atrodo, kad kai aš buvau pas tave, aš truputėlį jaučiau tokį visažiniškumą. Nu taip, tai aš daug ir žinau, bet ne viską. Bet va, tas, kita energija, žinai, sklinda tiesiog. Tai taip, mes keičiamės. Tai dabar kitaip. Aš keičiuosi irgi. Kelionė. Aha. Įdomu, ką sakai, labai įdomu, ačiū tau už nuoširdumą. Taip, labai, žinai, čia tokia vieta, kur galėčiau pakomentuoti save. Tai kineziterapija, manualinė terapija, taip labai daug davė, aš labai geras studijas Vokietijoje turėjau, iškart galėjau tikrai gerai dirbti. Ir kai baigiau kineziologiją, tai buvo wow. Aš beprotiškai daug žinojau. Aš tiesiog tokį davė didelį lauką suvokimo, kaip viskas susiję. Ir aš vieną dieną save pagavau, kad absoliučiai nepadeda žmogui. Ten ateina žmogus, jisai pradžiai pirmą prašydavo, kad nusirengtų, ten žiūri, kas lygu, kas nelygu, dabar nebedarau šitaip, nebereikia šito daryti man. Ir būdavo pakomentavimo, o iš kolegų girdėdavau dar daugiau pakomentavimo, kaip čia nelygu, kaip čia netiesu, kaip čia dabar tą ir tą daryti. Ir aš save pagavau, kad tai nepadeda tam žmogui, kuris ateina, jis ir taip blogai jaučiasi. Jam neveltui ta skoliozė, jam neveltui ten, ar ne, tie pečių juosa, ten subingai maksimaliai įsilenkus. Ir dabar aš jam pasakosiu, ten belenkiek teorijos sukišiu į galvą, kodėl jam ten dabar tos įtampos ir kokia ten ta skoliozė, kaip ten būtinai reikia gytinti, tai dar labiau užkelia žmogui nerimą. Jisai dar labiau susirūpina savimi ir tai nepadeda. O tai ką tada darai, jeigu nesakai problemas? Ir duodu namų darbus. Taip. Ir duodu namų darbus. Nebekomentuoju. Nes tai, bet tai irgi tada kažkaip gulėti, jeigu niekas nieko nesako. Jeigu klausia. Bet tu gerai pasakei, iš tikrųjų, ta visa žinystė, tikrai jos atsiranda labai daug, kai daug mokaisi. Ir tada yra ir tokio, kad, aš labai daug žinau ir tai pavergia kai kuriuos, žinai. Bet aš labai save pagavau, kad man tai atitarnavo ir man tai nebepadeda. Ir tiem žmonėm irgi nebepadeda. Tas nuolankumas, tas nežinojimas tai nėra, ir kalbėjimas, jeigu klausia, o kas man čia yra, o kodėl man čia yra. Ir tai tada vis tiek aš išmokau kalbėti, man atrodo, pasakyti, ar ne. Mes nežinom 100% iki galo niekada. O aplankydavo toks jausmas, ypač dabar mokantis vis naujus dalykus, ne, kad, o geras, tai aš dar labai daug nežinau. Tikrai taip, žinoma. Nes, aš galvoju, žinai, jeigu vis... Bet aš labai nebesiekiu, man nebeįdomu, Ieva, aš einu dabar mokytis osteopatinius seminarus dėl to, kad yra fantastiški mokytojai ir ten man dar yra įdomu praplėsti savo žinių lauką, bet aš nebeturiu labai daug smalsumo naujom kažkokiom tai metodikom, kažkokiom naujom žiniom, kas man tikrai labai yra įdomu, augti asmeniškai bręstis, mano asmeninė terapija, mano supervizijos ir gilinti savo mano jautrumą, asmeninį jautrumą. Ir tas labai labai padeda terapijai. O tas per tą kraniosakralinę terapiją, kuomet atsiveria labai didelės galimybės, kai tu gali su sistema žmogaus susilieti, susimaišyti, kaip mus moko, ten vyksta labai didelis gyjimas. Tas man yra labai iš tikrųjų įdomu ir ten yra daug, iš tiesų daug tyrinėjimo iš nežinančiojo pozicijos. Tai... Ir jeigu žiūrėti, aš labai daug nežinau, bet nelabai noriu žinoti ten visko. Nebelabai noriu, tai tiesiog vargino tikrai. Ir dar man tas surezonavus tokia mintis buvo, irgi tavo kažkuriam ten profilį perskaičiau, terapija prasideda, kai yra santykis, ne? Taip. Tai man tada įdomu, kaip sekasi priimti kitų žmonių skirtumus, kaip su tuo būti. Ir ar kaip terapeutei tenka kažkaip nutraukti tą terapinį procesą, jeigu nesimezga santykis. Galvoju, kad turi prigimtinę savybę, tokią palankę šitai terapijai, gebu gerai kurti santykį ir eiti į santykį, nes esu dvinėje,
mes esame chromozigotinės dvynės, reiškia, iš vienos ląstelės atsirado dvi. Tai man santykis yra toks visiškai savaime suprantamas ir mums iš tikrųjų vieniem reikia daug iššūkių pereiti, kad eiti į santykį, o kitiem daug iššūkių, kad likti su savimi. Ar ne? Tai man reikėjo ir tebereikia daug mokytis būti, išbūti vienai, kai yra tam tikri dalykai. Bet yra iššūkių. Taip, yra iššūkių. Turiu žmonių, kur kartais savęs nuoširdžiai klausia, ar aš dabar čia galėsiu iš tikrųjų būti nevertinanti, nereikalaujanti, ar man pavyks, mes taip vadinam biodinaminį kūno psichoterapiją, to mylinčių terapeutų, tai reiškia atvirų terapeutų. Kraniosakralinė terapija tai vadinasi neutralus terapeutas, kuomet empatija yra labai neutrali, jinai nevargina. Kai tu tikrai žmogų priimi ten, kur jis yra. Ir esu turėjus porą momentų, kur labai nuoširdžiai savęs klausiau, tikrai nežinau, ar man pavyks, bet tam yra supervizijos. Nes čia gal ir apie tą darbą, aišku, ir apie kasdienybę, ir norisi klausti, ar yra dalykų, kurie, yra tau nenatūralūs, ane? Bet žinai, kad jie veda arba į geresnį kaip terapeuto, tokį, kokybiškesnį terapinį gydymą kitiem, tokį pagalbą, negydymą, vadinkim. Ir kaip žmogų, šiaip, į kokybiškesnį tavo pačios gyvenimą. Bet tu, tarkim, žinai, kad jie tau nenatūralūs, bet tu prisiverti juos daryti. Kiek yra tokių dalykų? Ką turiu omeny su tais nenatūraliais? Turiu minty tokius, kartais net įpročius, kurie yra geri įpročiai, bet, juos labai sunku įdiegti. Arba kažkokias savybės, kurių jauti, kad neturi. Tiesiog. pavyzdžiui, labai stipriai atskiri žmonės, kuriuos mėgsti ir kurių nemėgsti. Aha, taip. ir tada taip. Mėgstu labai, ir tada taip natūraliai viskas gaunasi, man čia natūralu ir tas viskas, ko aš pati mokusi, man taip lengva perteikti, ką aš, kitiems, ne, mokyti kitus. Bet, tarkim, man nepatinka, ne, ir toks tada, kiek tokio yra perlipinėjimo per save? Man atrodo, kad nedaug. Aš dabar, kai tu tavęs klausaus, aš kažkaip nebepušinu savęs taip stipriai, nebereikalauju iš savęs tiek daug, ir pas tave į laidą važiavau mašiną ir galvoju, truputį jaudinuosi. Ir tada atėjo labai faina žinutė, kad aš juk neturiu būti geresnė, nei aš esu šiandien. Visai pakanka taip, kaip esu. Ir esu dabar rami tam pokalbį. Taip, aš norėčiau, kad jisai būtų fainas tas pokalbis, kad patiktų klausytojams, bet aš nesijaudinu, neperlipinėjau per kažkokius tai dalykus. Ko gero yra tų dalykų, kuriuos vis dar kažkaip perlipu, bet dabar tai buvau stipri vertintoja, tikrai stipri vertindavau, kategorišką mąstymą turėjau, atsimenu save labai gerai, kad ir tikrai labai padėjo ir padeda pamatyti save, ją vis dar vertinu, ar ne, jį vis dar įkrentu kategoriškumą ir leisti savo atsitraukti. Iš nesaugumo. Kaip ir apie gydytojus šnekėjom. Tai yra iš nesaugumo. Iš noro būti žinančiu daugiau, būti geresniu, apsaugoti save, kontroliuoti situaciją. Aš tada žinau, kokia tu esi. Aš tada dedu kategoriją, vertinimą ant tavęs. Bet čia tokia gali būti, puikybės elementą, galbūt netgi. Tai yra. Bet tai yra, kas yra puikybė, kas yra arogancija. Tai ten po ta puikybė, po ta arogancija yra labai daug jautrumo, daug pažeidžiamumo. Kuo daugiau jautrumo, tuo ten bus tos, kaip ir ne, tos puikybės gali būti išpūstos. Taip yra, kaip ir kalbėjom, mes daugiasluoksnį. Tai yra svarbu, kai tu sakai apie žmogų, kad jis toks ramus, ar tikrai, kad mes kartais išmokom labai rodyti save ramų, nerodom savo emocijų, esam labai malonus, labai geri, paslaugus tokie, iš tikrųjų tokie chill atrodo, bet labai dažnai tokie žmonės viduje konkuliuoja, jie neišreiškia savęs į išorę. O dabar čia jeigu per asmeniškai, tai gali nesakyti. Pasižiūrim. Bet kas dabar yra tas dalykas, ties kuriuo tu pati su savim daugiausiai dirbi?
žinai, aš jaučiu, kad tokia niekada nebuvau ir nesu, kad, nu, vat kažkokią gabaliuką pasimčiau ir va dabar dirbu va su tuo. Kažkaip man jie neveikia taip dalykai. Man jie iškyla, nusileidžia ir jeigu taip pasižiūrėčiau dabar taip tikrai asmeniškai į save, kokia tema vyrauja manyje, kuri man kelia kažkokį tai ar ne, kažkokius tai triggerius, tai galvoju, kad ta pati kontrolės tema, kad tai yra, nu, tokia labai didelė žmogaus būčiai tema, kad tas iš tikrųjų įsilydinėjų tą suvokimą, kad mes mažai ką sprendžiam, tik taip atrodo, kad labai daug ką. Ir iš tikrųjų lygos atveju, ar ne, mirties greitos atveju, neplanuotos. Labai, mano mama, kai mirė, būdama 52 metų, aš labai supratau, kad mirtis yra tokia kaip lapas nuo medžio, gali labai greitai nukristi. Tai vat, kažkaip vat, ta tema labai vyruoja manyje, įsileisti tą pažeidžiamumą ir tą nežinojimą. Tai čia va susiję, žinai, su ta mintim, kurią irgi perskaičiau tavo parašytą, kuri man labai patiko. Kai gebi priimti savo skausmą, išties priimi gyvenimą. Taip. Tai va tokia atrodo labai taikli, labai prasminga. Tai va tau pačiai ar lengva priimti va tą savo skausmą, kurį kažkokį ten apčiuopi turi, o gal to skausmo nedaug ir yra? Šitą postą, kai rašiau, tai rašiau po labai intensyvaus biodinaminės kūno psichoterapijos seminaro ir tai buvo labai gilus, intensyvus mano asmeninis procesas, kuomet tikrai atsivėrė didelis skausmo pamatymas, vidinio skausmo ir tokiomis akimirkomis mes žmonės negalvojam. Ar lengva, ar nelengva. Jeigu mūsų skausmas mums atsiveria, mes jau esam drąsus ir stiprus jį priimti ir pamatyti. Ar ne, kad taip, man yra labai daug skausmo. Nes kol mes priešinamės, tam skausmui mes nepamatysim jo. Mūsų sistema yra labai išmintingai sukurta. Mes tiesiog gyvensim savo neurotiniam burbulę ir neturėsim galimybės iš tikrųjų pažinti save. Apie tai ir buvo ta idėja, kad kai tu įsileidi į save ir tai nutinka dalykai, ar ne? Tai nutinka dalykai, kai tavo sistema gali pamatyti tavo labai asmeninį didžiulį skausmą, tai reiškia, kad tu jau esi, man tai reiškia, kad jau pakankamai sekasi gerai draugauti su pažeidžiamumu, ar ne? Ir tai... O šiaip, kai matai kitus, ne, va taip galėtume apibendrinti, šiaip žmonėms labai sunku priimti tą skausmą, ar vis tiek yra... Visiems mums, Ieva, sunku, tai yra... Bet aš žinai, kartais man taip atrodo, kad vieniems kažkaip duota tiesiog tokia didelė vidinė stiprybė, kad atrodo, jie pakeltų ten belenkokį skausmą, o kitiem atrodo taip sunku su... Nu, aišku, čia negali vertinti to, žinai, skausmo lygio, bet mes iš ties esam skirtingi. Ir mes jau gimstam skirtingi ir jau žinom, kad nebegimstam baltais lapais, ar ne? Mes iš ties gimstam labai skirtingi, nežinau, kiek pas save, 1-2 vaikai. Pas mane 2 vaikai, jie maksimaliai skirtingi. Jie labai skirtingi. Ir mes esam žmonės skirtingi. Ir aš nežinau, kaip tai padeda žiūrėti, žinai, tai va tavo, ir tik gali taip, man atrodo, kad mums taip atrodo, kad šitas taip lengvai tvarkosi. Mes nežinom, kokią asmeninį kelią jis nuėjo. Galbūt atrodo, dabar aš tau labai pakankamai laisvai kalbanti apie save, apie savo labai atvirus procesus, apie savo asmeninius procesus, bet tu nežinai mano asmeninės kelionės iki galo, tu nežinai, kaip aš gimiau, kaip aš augau, ar ne, kiek mums visiems, mes nežinom labai daug dalykų ir mus tai augina, ar ne, aš vaikas buvau, kaip sakiau tau, ten maištaujant visokia, bet aš buvau maksimali bailė. Aš labai bijodavau, aš ant supinės suptis bijodavau. Aš nuo balkono bijodavau šokti. Ten sesė man jau 17 kartų būdavo nušokus ir man ten 1, 2, 3 skaičiuodavo. Tai yra kelionė. Tai žinai, tai ir kaip į mane daugybė, man atrodo, čia 100 žmonių dabar klausytųsi šito pokalbio, jie labai skirtingai mane įvertintų. Nes mes matom pagal save, kad taip atrodo, kad jam taip lengvai kaip per sviestą, mes nematom bendrą vaizdą. Ir iš tikrųjų tai, jeigu tai manau, kad visiems yra sunku lukštentis, eiti prie savo esmės
kaip yra tas, žinai, tas vikšrelis išsiritinėja iš kokono ir tai yra iš tikrųjų žinoma, kad yra skausmingas procesas. Tai yra skausmingas procesas. Ir kiek, nežinau, man atrodo, kad negalvoju aš apie tai, Ieva, kad vienam lengviau, kitam sunkiau. Kad taip atrodo. Mes nematėm, ką jis jau iki to nuėjo. Man atrodo visiems sunku, bet aš turiu minti, ar tarsi susiduri su tuo, bet galbūt kaip terapeutė matai daugiau paveikslų, tai žinai, to žmogaus, tarsi nuo anksčiau pradedi iki, nežinau, to dabartinio taško. Gal kažkam tiesiog duota, žinai, tokia stiprybė vidinė, o kažkam aš nežinau. Mažiau, gal ir duota, nežinau. Taip, man apie tą, žinai, stiprybės yra lygiai įdomu. Aha, ar jisai toks auginamas, aišku, kad auginamas, bet yra gal ir duotybės kažkokia dalis, tokia, žinai. Nu yra, taigi taip, tikrai yra. Jeigu aš į savo vaikus žiūriu, tai mano antrasis vaikas, atrodo, jisai antras gimė, jisai yra drąsus. Jeigu jie eina pas odontologą, tai mano mažiukas eina pirmas. Visada tai buvo. Vincentas pirmagimis, jisai yra pratęs truputį ilgiau pasižiūrėti į erdvę, patirinėti ją jam. Ten dar biškutį reikia pabūti, prisijaukinti, o Kostas eina iš karto, ar ne? Tai taip. Mano irgi tuo pat skiriasi, bet aš taip kažkaip galvoju, gal čia yra tiesiog pirmagimių toks, žinai, gal. dalykas. Gal. Antri atsineša kitą energiją, tokią drąsią. Gal. Taip. Ir dar dažnai nuo konteksto daug priklauso labai dalykų. Pagal ką tu pasirinki savo mokytojus? Dabar daug labai mokytojų tave apsupę, daug vokiečių, ne? Ar ne tik daug vokiečių? Nu, daugiausia, man atrodo, vokiečių, bet ne tik. Taip. Kaip tu jas atsirenki? Nes tu turi kažkaip susikviesti ir bendradarbiauti, ir ne tik, kad pati mokysis, ne, bet tokią atsakomybę neši prisitraukti tuos, kurie mokys dar ir tavo klientus. Taip. Labai fainas klausimas šitas, man labai patinka. Tai, žinai, nepapasakosiu ten visų tų mokytojų iš ties daug, dabar jau kaip girdėjom, tai pas mus yra 3 skirtingos studijos, yra biodinaminė kūno psichoterapija, ergodinaminė kūno psichoterapija ir osteopatijos metodika. Tai biodinaminė aš tiesiog pasikviečiau, nes ne mokytoją kviečiausi, o institutą, nes aš jau buvau susipažinus su kūno psichoterapija ir tiesiog jau norėjau pasikviesti visas pilnas studijas ir nebenorėjau tiesiog važiuoti į užsienį, į Vokietiją, nes nenorėjau šeimos palikti, tai kviečiausi institutą ir mokytojų aš neatsirinkinėjau šitame institute. Tiesiog čia ta EBA? Ten EBA boys, kur atskris, ten Trūdė yra, mūsų Benjaminas, Meno, Betina. Ir žinok, labai pasisekė, jie visi yra tiesiog labai skirtingi ir visi fantastiški ir mes vieni kitus labai mylim. Visi ten, tiesiog, aš gyvendama Vokietijai tokių žmonių nepažinojau. Kaip, sakau, labai linksma yra likimo ironija, ar ne, kai grįžti į Lietuvą ir tada dar kvietiesi vokiečius čia ir gauni tokią, fantastišką gretinėlę. Tai yra tie žmonės, su kuriais mokaisi būti pažeidžiamu. Tai biodinamikos instituto mokytoja aš nesirinkau, taip, viena mokytoja buvo, su kuria atsisakiau bendradarbiauti. Kodėl? Todėl, kad turėjau prastą patirtį vienam seminare ir mačiau, kad tai yra tiesiog žmogus ir neturėjo anglų kalbos įgūdžių, tai nebūtinai reikia vesti visą mokymą anglų kalbą, bet gebėti bendrauti. Ir buvo tokių jautrių dalykų, kur mes taip pamatėm kartu, kad ne kiekvienas gali. Tai buvo tuo metu dar labai didelė grupė, ar ne? Ir man buvo aišku, kad aš nenorėčiau organizuoti sekančių mokymų būtent su šituo žmogumi. Manau, kad buvo ten ir mano ir asmeniniai dalykai. Bet jie tiesiog gražiai išsisprendė abipusių susitarimo. Bet labai įdomi istorija man yra, kaip tu renkiesi mokytoją, tai aš vieną mokytoją tikrai išsirinkau. Tai buvo Gertas, Gert Grotlandavė, jis yra Olandas, gyvenantis Vokietijoje, mūsų osteopatijos mokytojas, ir jį aš išsirinkau. Ir kaip tai vyko? Aš buvau Vokietijoje, Berlyne, jau tenai skridau, truputį pasimokyti kraniosakralinės terapijos. Tuo metu jis buvo įkūrėjas šito instituto, Gertas. Ir ten daug mokytojų, daug seminarų vyksta, ar ne? Tai aš ne pas jį važiavau, bet pas tokį Tomą į Berlyną važiavau.
Ir tie mokymai ten, fainai, bet man jie tokie sausoki buvo, viskas gerai, pasikartojau, vokiečiai tvarkingai, gerai dėsto, ar ne, metodikos man trūko, bet man tos kažko trūko sielai, ar ne. Ir aš išgirdau, kaip per pertraukėlę kalba studentai apie Gert. Ir man buvo labai aiškus jausmas, aš noriu šito mokytojo, man jo būtinai reikia. Bet tu minėjai apie tai intuiciją, ar ne? Tai čia yra geros intuicijos pavyzdys. Ir tai pradžioje aš bandžiau ten pasivažiuoti, bet prasidėjo pandemija, pamačiau, kad ten labai sudėtingai tą pietų Vokietiją nusitrenkti. Tai aš jį prisikviečiau čia ir esu labai labai laiminga, labai dėkinga. Tai va šitą mokytoją aš išsirinkau. Taip, žinai, irgi davė visą tą žinutę, pokalbis ir mes kartais išgirstam, kad mums čia kažkas labai svarbaus vyksta ir svarbu tai atliepti. Labai įdomu matyti tą, kaip sakai, ten labai visi vieni kitus myli, ne? Tas labai atrodo keista man truputėlį žiūrint iš šono, nes tiek daug, aš čia su Algirdu, kai kalbėjau, sakau, čia jūs taip specialiai kuria tą saugią atmosferą, ar kas čia yra, nes labai daug ten to lietimosi, glėbesčiavimosi, mokytojai, studentai, visi tarpusaviai ten, žinai. Tai kaip čia tiesiog natūraliai, čia nėra kažkokia... Tokie dalykai nepasidaro jie specialiai. Metodika. Ne, tai nėra... Tai specialiai nepasidaro. Specialiai nesukursi santykio, nesukursi saugios atmosferos, kur tu gali glėbiščiuotis. Biodinaminė kūno psichoterapija taip yra labai daug kontakto, bet ten nesiglėbiščiuoja visi su visais. Bet to lytėjimo reiks, kad ta prasme, jo daug yra to. Bet tas lytėjimas, taigi tu ten nesiglėbiščiuoji su savo pacientais, ta prasme, nedarai sesijos metu šito. Mes esam dabar 4 metai, tai ten mes jau esam visiškai saugioje erdvėje. Mes ten esame atnešę belenkiek daug savo pažeidžiamumo, matėm, liudėm stiprius vieni kitų procesus, išmokom palaikyti, nevertinti, nesmerkti, o tiesiog palaikyti. Tai labai labai suartina. Ir tu, jeigu seki mane, seki Algirdą, aš esu pakankamai atviras žmogus, daug atvirumo turintis ir daug dalinuosi. Aš tiesiog tokia esu, man tai patinka, aš taip ir darau. Ir tu ten matai daug tų glėbesčiavimuose. Nereiškia, kad visi su visais ten grupiniai vyksta. Ir sesijos metu taip irgi nevyksta. O dabar man taip atrodo, kad tu net ir savo tose klinikose, taip esi apsupus save taip draugų, toks ratelis. Visi tavo darbuotojai, toks jausmas, kolegos yra tavo geriausi draugai kažkaip. Tai kaip va tas toks santykis? Taip, ne tik mano nėra geriausi draugai, aš turiu ir ne iš terapinio pasaulio labai, iš paauglystės, artimas draugės dar iš kelmės, turiu draugių nedaug, bet kurios nieko bendro neturi su terapija ir taip yra keletas draugų, kurios užtektų vienos rankos piršto ir ne visus dar panaudočiau, gal jau ir visus, kurie šitoje kelionėje tiesiog patapo labai geri draugai. Algirdas jau yra prieš kūno psichoterapiją atėjęs, mes iš kitos klinikos susipažinom, mano brangi draugė Vėjūnė irgi iš kitos klinikos, iš kitų mokymų jau susipažinom, bet terapiniam lauke, ar ne? Ir taip ten yra labai brangių, artimų draugų, bet ne visi mano kolegos yra mano labai geri draugai. Aš su visais tikrai gerai sutariu, daugiau mažiau, bet pas mus nėra šitos atmosferos, ten kažkokio tai ten direktoriaus viršininko, atėjo tiek kūno terapijai, tiek ir integratyvios terapijos centre, dabar naujas ar ne, ateina brandus žmonės su savo asmeninė atsakomybė, su kuriais labai faina turėti tokį dar ir už darbo, už sienų dar santykį. Taip, mes geriam kavą, mes šnekučiuojamės, mes pasiguldom vieni kiti ant kušečių. Ir kaip sako, toks tokį pritraukia, ar ne? Kaip mano vienas mokytojas sakė, kad kineziologas kaip mokiausi, sako, tu turėsi savo pacientus, taip kaip aš turiu savo pacientus, ar ne? Tai praėjo, nežinau, kiek čia 7 metai nuo to ir jis buvo labai teisus. Tai galbūt iš tikrųjų į mano erdvę ateina tokie žmonės, kurie daugiau atvirumo turi, daugiau gebėjimo eiti į santykį, o ne taip oficialiai bendrauti. Tai yra aplink mane, iš tiesų gerai pastebi. Ir taip jau vyniojant į pabaigą po truputėlį gerai, norėtųsi klausti tavęs, kokie tavo tikslai, bet dar prieš tikslus labiau apie svajonės.
Aha. Nebeturėti svajonių, tikėti. Vis labiau. Yra gerai neturėti svajonių? Taip, yra, aš labai atrandu tokią buvimo kokybę paskutiniais savo gyvenimo mėnesiais, gal ne metais, o mėnesiais, kuomet iš tikrųjų yra toks akimirkos suvokimas, dabar nežinau, tau keist gali. Nežinau, aš dabar pagavau save, kad aš kažkaip kartais galvoju, kaip man gerai ir aš net, man tiesiog viskas taip vyksta savaime ir taip atrodo, net neturiu didelių svajonių, net taip viskas, bet aš galvoju, bet gal čia blogai. Ne, labai, man atrodo, kad labai faina. Gal reikia kažko tai neblogai. Nes aš esu tikrai didelė darytoja ir svajoti, ir darytoja, ir man patinka svajoti, man patinka daryti. Bet aš labai jau esu laiminga gimstančia tą naują, tokią labai labai švelnę kokybę, tokią buvimo kokybę, leisti savo tikėti ir daugiau erdvės, svajoju apie daugiau erdvės turėjimo, daugiau laiko, gebėjimo nurimti, tokio neskubėjimo, kad net tas jausmas, žinai, tu jį ten reikia tą padaryti, kad tiesiog, kad kuo daugiau nurimti, kuo daugiau būti su savo šeima, su vaikais, su vyru, su draugais, daugiau įsileisti mėgavimuose ir tokio tikėjimo mažiau darimo. To savo labai linkiu ir svajoju apie tai. Bet to jau yra kažkiek, ar kol kas priešingai? Ne, jau pradeda sruventi, tekėti tokia ir aš noriu kažkaip pasipildyti šitą energiją tokia labai tokia ramia, tekančia. Man labai, labai patinka, jaučiu, kad tai yra tikrai kažkas tokio, kas... O jeigu tada einant prie tų jau pragmatiškų tikslų, tai kas tada yra tie tikslai? Negali terapeutas neturėti ir... O iš terapijos perspektyvos ar iš asmeninės? Iš visų. Tai iš asmeninės perspektyvos jau ir minėjau, esu, man atrodo, kad tikrai labai aiškiai suvokus ir savo įsiaiškinus, kad geriausi kursai ir mokymai man yra pasitikėti savo rankomis, savo pojūčiais, erdve, tai kas vyksta sesijos metu, pasitikėti ir vis labiau pasitikėti, tai atneša labai didelę galimybę žmogui eiti į pažeidžiamumą, ar ne? Nusimti tos lukštus, tos sluoksnius. O iš tokio, ir tai irgi yra labai asmeniška, ar ne, susiję su asmeninė dalimi. Mikrofonas sakė. O iš tokio pragmatiško, tai mūsų šeima labai mes linkim savo šuns. Mes norim didelio šuns. Mano Kostas, jauniausias mūsų sūnus, labai nori šuns. Pasirodo, tai yra mano vyro svajonė. O aš sakau, mūsų butas yra per mažas. Tai aš dabar įsivardinsiu, ar ne, kad aš norėčiau didesnės erdvės savo gyvenamojo ploto. Galbūt namo, kur būtų žalia už lango ir netoli miesto, nes mano vyrui reikia miesto. Ir kad mes galėtume turėti šunį. Va toks būtų pragmatiškas, aiškus. Taip, ir tikėti. Tai neturėtų užtrukti labai, man atrodo. Pažiūrėsim. Nežinau. Bet žinai, aš kažkaip pagalvojau, kad aš nepaklausiu dar vieną man tokią dabar gimusią klausimą, tai dar, matau, kad dar galim. Tai dabar, kai tu pabuvai tokia apčiuopiamų tokių specialybių atstovė labiau, ne? Kineziterapeutė, trenerė. Taip. Ir tokia tikrai taip neri gilyn, ne? Į kūną, per kūną, į žmogaus vidų. Taip. Ir jau darosi tiek daug, kaip pasakyti, tiek daug metodų, ne, kurie apima tiek daug. Taip. Ir taip giliai į žmogų. Norisi klausti, ar tu kažkiek tada neatsiduri tokioj pozicijoje, kuri kažkiek nuvertina tą tada paprastą darbą su kūnu. Nu, tokį paprastą trenerio darbą. Nes, tarsi, kaip tavo kelionė veda tave, ar tu kaip praeitas kitas rytis. Kaip aš galėčiau nuvertinti? Mūsų kūno terapijos klinikoje dirba nuostabi specialistė Kristina, kuri dirba tokį labai apčiuopiamą kineziterapinį, manualinį darbą. Dirba Beatričė, kuri veda mankštas, labai apčiuopiamas. Dirba Algirdas, kuris yra pilates instruktorius, Gintarė, kurie darbo labai apčiuopiamą fizinį darbą. Ir aš... Ir aš iš dalies dar ir pati jo darau, nes viskas priklauso nuo užklausos, nuo žmogaus, kuris ateina pas mane į kabinetą,
kaip jisai formuluoja savo užklausą ir kaip jisai atsiskleidžia savo terapiniam procese. Gali žmogus ateiti su migrena ir mes galim tik struktūriškai dirbti ir tai yra labai apčiuopiama, ar ne? Ir mes galim daugiau ten jokius somato emocinius ten neiti dalykus. Tai ne aš čia inicijuoju šitą dalyką, o žmogus atėjęs. Aš tikrai man yra labai svarbu gerbti. Ten, kur yra žmogus ir aš jau mokausi pakankamai gerai nenorėti daugiau už tą, kuris ateina. Tai ir mano darbė irgi yra labai apčiuopiamo darbo. Tai aš labai gerbiu. Labai gerbiu. Ir jeigu pati nedarau to, ne visada darau tą apčiuopiamą darbą, tai tada aš rekomenduoju eiti į ir apčiuopiamą, ir paprastą tą tokį, žinai, mankštą, sustiprėti, išjudėti. Supratau, tai labai gerai. Nes, toks, žinai, toks gali tarsi, man taip toks kilo klausimas, atrodo, galbūt tas vidus yra tarsi didesnė vertybė, žinai, gali, jinai tokia yra, gal savaime iš tikrųjų tas Aš einu, žinok, dantis tvarkyti pas odontologą, einu sportuoti. Taip, bet kai, įdomu tiesiog buvo, ar tau nepasidaro, tai kažkaip toks, žinok, toks iš šono žvilgsnis, kad, čia yra svarbesnės rytis, tai ką aš darau. Ne, labai suprantu, kad klausi, įdomu pačiai pasižiūrėti tą vietą. Ne, yra giliai. Taip. Ir jie visi tikrai labai svarbus, be vieno nenueis į kitą. Aš irgi taip manau. Tikrai taip. Ne, tikrai gerbiu, labai gerbiu kiekvieno žmogaus darbą. Aš, pavyzdžiui, labai savo valytoją branginu. Tikrai nuoširdžiai sakau. Aš sakau Laimonui, mūsų Irena pati geriausia. Ir aš esu jai tokia dėkinga, kad neateina aptvarkyti mūsų labai netvarkingus namus. Mano bernai labai apsikuisi. Ir aš taip gerbiu jos darbą. Aš pati valydavau namus Vokietijoje gyvendama. Iki kineziterapijos studijų man pinigų reikėjo. Tai aš tikrai nuoširdžiai gerbiu sunkiai daromą fizinį darbą. Nežinau, atsakiau, man atrodo. Nežinau, kodėl man kilo toks klausimas, bet jis toks kilo ir labai smagu, kad... Taip, visi darbai svarbus. Visi mes svarbus, Ieva. Tai gerai, ir dabar pabaigai kažkokį tokį, ar norėtum palinkėjimo, galbūt mūsų klausytojams, galbūt jauti tą mano tokią tinklalaidės siunčiam, norima siūsti žinią, ne? Kad čia visi skirtingi, panašus, bet kažkuo ir skirtingi, ir kad vis tiek tokia ateitis yra, ne? Darbas su savo kūnu, per kūną į žmogų, ir kad svarbu visgi turėti ten tos savo mokytojus, vedlius, gilintis. Tai galbūt tu, jausdama visą šitą pulsą, turi savo kažkokį palinkėjimą ir žinutę. Tai pirmą, ko nenuėjau iki palinkėjimą, noriu Ieva tau pasakyti, kad labai fainas pokalbis, man labai gera su tavim kalbėti, aš neturėjau jokių lūkesčių, atėjau visiškai atvira. Ir tikrai brangu, kad tu taip pasidomėjai ir tokių įdomių klausimų man uždavė. Ir labai faina, kad sukūrė labai daug atviros erdvės klausimam. Tai ačiū štai, labai faina. Labai prašau. Neš tą žinutę ir toliau sėkmingai. O palinkėčiau, žinai, tavo klausimas buvo, kas mano buvo toks didžiausias profesinis, kur ir įvyko mano didžiausias lūžis, ar ne, nes ten tas kineziterapinis, manualinis darbas nuvedė mane į labai jautrų kūno psichoterapijos pasaulį. Tai aš irgi palinkėčiau žmonėm truputį įsileisti kartais, kai mums kažkur, dažniausiai tai mes darom per simptomus, kai kažkas skauda. Ir mes dar nešam save gydyti, kad mūsų gydytų ir viskas yra su teisinga. Yra gerai, kartais reikia tiesiog ir gydytojų pagalbos, ir tokio labai aiškios išorinės pagalbos, kad kažkas kažką už mus padarytų. Bet aš klausytojams labai linkiu įsileisti šalia žinutę, kad apie tai, apie tą skausmą ar ligą, kad tai yra labai asmeniška. Pamėginti pasižiūrėti, kad tai yra tikrai labai asmeniška. Kažkas tai yra labai giliai apie mane. Ir tai nėra gerai blogai. Tai yra labiau gerai negu blogai. Kad liga neša labai stipriai istoriją apie mus. Ir pasižiūrėjimas labai nuoširdžiai ir atvirai į savo ligą gali labai daug potencialo išskleisti. Nenuneigiant tradicinės medicinos, kad nebūtų nesusipratimų. Man atrodo labai gražiai ir stipriai žinutė. Tokia išplaukianti iš viso šitą pokalbį labai. Tai gerai, tai ačiū tau. Ačiū tau.